Labas, mėly bičiuliai. Tradicinis Reklaičio rankos pamojavimas, nelengvi pašnekesiai, epizodas 23. Po metų pertraukos padarėm kūrybinę pauzę ir šiandien kalbėsim apie Lietuvos krepšinio situaciją, apie Lietuvos krepšinio galbūt krizę, galbūt žiemą, galbūt dekadansą, galbūt sąstingį, nežinau. Labai džiaugiuosi pristatydamas vieną geriausių savo bičiulių iš krepšinio pasaulio ir žmogų, kuriam tikrai, žinau, rūpi Lietuvos krepšinis, iš jo kalbų, kiek mes bendraujam ir čia podcastuose ir kiek bendraujam be podcastų šviesų. Tai Tomas Keršis, sveikas, Tom. Sveikas, Gedai, malonu. Tai tu sveikinėsi iš Austrijos, taip? Taip, Gmundens Swans, mano klubas, treniruoju 16 mečius ir kartu esu vyrų komandos asistentas. Ar ilgam į Austriją, kaip manai? Laikas parodys tą tokią profesiją, kur ten planuok kiek nori, o, žinai, pasirašai 4 metų kontraktą, po 3 jis išspirtas, susitari mėnesį padirbt, paskui, žinai, nieko nėra, pastaviau už laikinumą, pradirbi ten kolega dabar vyr treneris, kur patapo nesenai, atvažiavęs labai trumpam į Austriją, jau 8 metai. Tai toks sunku pasakyti, tokia profesija, kurioje nedėlioji savo tų dėlionių, kiek ilgai kažką darysi. Tai Tomai, atsispirimo taškas pokalbiui apie Lietuvos krepšinio dabartinę situaciją pastarųjų, tarkim, 10 metų, ar neimkim. Yra, aišku, tas pralaimėjimas skausmingas ir siaubingas Islandijai 1 tašku, ar ne? Po kurio daugelis podcastų taip gana patosiškai pradėjo laidot visiškai Lietuvos krepšinį ir panašiai. Tai mes su Tomu kalbėjomės pirmadienį nespaudai, kaip sakoma tuo atveju, tai Tomas pavartojo žodį Lietuvos krepšinio žiema, tai tavo tezė, ar gali pasakyti, iš kur kilo ta tezė ir paaiškinti tiesiog, kodėl Lietuvos krepšinis dabar išgyvena žiemą? Aš manau, kad, kaip minėjau, ten pirmadienį užsiminiau, kad kai esi priekyje, labai sunku yra nestovėti vietoje, sakykime, savo progreso. Tai mes tikrai nuoširdžiai turim pripažinti, kad ne vieną dešimtmetį buvom pasaulinio krepšinio kontekste sąlyginai priekyje. Nuolatiniai medaliai, kas 2 metai, ten daugiau mažiau jaunimas aukštai, kaip maža šalis, buvom pavyzdys daugam. Ir natūralu, kad, kaip sakyti, ten toks yra angliškas įsireiškimas, if it's not broken, don't fix it. Tai toksai nesinori, labai sudėtinga yra taip žinoti, kur ten eiti kažką taisyti, kai viskas, sąlyginai nėra, niekada viskas labai gerai ir blogai, nėra visiškas 0 ar visiškas 100%, bet kai žiūri, kad sąlyginai yra gerai, tai tada taip ir judi. O pasakyti apie tą žiemos miegą, tai gretimos, sakykime, tą, ką užsiema FIBA pastarosius turbūt 10 metį, gal net ir daugiau, sunku čia man tas datas taip tiksliai suvesti, bet tas noras vystyti krepšinį pasauliniu mastu, kad jisai žygiuotų priekį, eitų, augtų, keistus ir panašiai. Nemanau, kad dar pilnai įsisiubavo, bet tas toks krepšinio visas tas pasaulis, tas mechanizmas yra turbūt sunkiai išjudinamas, toks neypatingai paslankus, bet pamažu vis atsiranda daugiau tų pavasarinių kregždžių, sakykime, kurios keičia tą krepšinį, tą tokį kitokį. Dabar jau ne tik Paryžius, bet ir Valencija. Paryžiui 3 treneris, bet jie tą patį lošia, sakykime, jau Eurolygoje yra tos kregždės. Tai dar kiek, sakykime, tas Paryžius ar ne tik Arbona su tais suomių treneriukais ar kitais, tos pirmos kregždės buvo turbūt prieš 10 metį, gal dar daugiau. Kol iki to mainstreamo visiško iškilo, sakykime, dabar aš gaunu visokių straipsnių, kurie analizuoja Valencijos ir Paryžiaus žaidimo kitoniškumą, kitokį požiūrį į visus krepšinio elementus, kokie tai bebūtų, kaip žaidžia, ką žaidžia, detalės ir kai kurie netgi būtų pasiūlytum tokius dalykus prieš 15 metų, sakytų, čia antikrepšinis yra visiška nesąmonė. Tai, sakykim, tie dalykai jau išėjo į mainstreamą, jau pamažu ta raida įsisiubuoja į rimtesnį reikalą, o Lietuvos krepšinį vertinant, sakykime, manau, kad mūsų tas krepšinis nėra suprastėjęs, mūsų krepšininkai sąlyginai vis tiek mes turim panašų skaičių ten tų ir NBA žaidėjų, ir lyderiaujančių, ir galinčių, ir su Kasparu, ir su Matu, ir Jonas, ir Domantas, vis tiek lietuviško kraujo, ir Eurolygoje tų lošančių žaidėjų, ir netgi tie, kas ne Eurolygoje, jie irgi, kaip Ignas Argiūnas, gražiausias pavyzdys, kurie savo laiku išlaukė, iškenčia, pasiekė tą lygį. Tai, sakykime, mano nuomonė, mes kaip visas krepšinio mechanizmas
šiek tiek, jeigu tos žiemos ilgesnės Lietuvoje ir jeigu, kai, sakykime, čia Austrijoje gal pumpurėlė anksčiau iššauna medelių, arba ten kokio Ispanijoje, žinai, ten pietų Prancūzijoje, jau ten jau pavasaris visai įsisiubavęs, jisai tik po 2 mėnesių rimtai atkeliaus į Lietuvą, tarkim. Tai va kažkokiam tokį paralelį, jeigu galima išvesti kokio gero 10 ar 20 kontekste, kad jau kitur pavasaris pilnai atėjęs, kol ten įsisbujos tą visą vasarą, dar bus labai įdomu žiūrėti, kas čia bus, o pas mus Lietuvoje tas prabudimas yra toks šiek tiek lėtesnis. Ir manau natūralu, kad mes nesam tokie iš savęs, kokie tauta esam, kokie mes žmonės, tos, ar tai būtų politinės reformos, ar tai būtų krepšinio pokyčiai, kažkokio kitos ryties, tie, takim, naujovių priėmimas, įsisavinimas ir bandymas, noras daryti kitaip, jisai gali užtrukti, sakykim, mes gal nelabai to paslankumo gal mažiau turim. Bet tai tikrai nebandau nuteikti, kad mes esam nuliniam taške ir dar visiškai giliam miege ir net neprabūdę. Yra tų pavienių šviesulių įvairiose lygose, sakykime, ar tai būtų patys mažiausiai kokie nors ten 14-mečiai moksleiviai, ar tai būtų to žemesnės lygos ar aukščiausios lygos, jau yra, ateina to kito krepšinio po truputėlį skverbėsi, bet kol jisai Lietuvoje pataps visiškai to, mes turim savo tą naują veikus iki šiol identitetą, šiek tiek jis turi pasikeisti ir tas pokytis užtrunka. Čia būna kartų kaitos, gali būti skausmingos, gali užtrukti ir jas sutrumpinti, ir jas sušvelninti. Yra tam tikras menas ir kai kurie jau ten ruošiasi 5 metus iki tikro kartų kaitos momento, tai gal mes nesiruošiam tam krepšinio pasikeitimui ir tada šiek tiek, žinai, toks angliškai sako on the fly. Jau mums reikia keistis. Islandų pavyzdys, tarkim, aš tikrai nenorėčiau čia daryti vienos išvados iš vienų rungtynių, nes sportas to ir nustabus, kad tos ten gali bet kada, bet koks underdogas ten pateikti kažkokį malonų ar nemalonų varžovui stebuklą, prilygstantį pasirodymą. Tai iš vienų rungtynių nespręs, bet jeigu taip globaliau pažiūrėjus, tai mes judinamės po truputį, bet mes tam pokyčiui netėjom į jį pasiruošę. Ir jau kaip žaidėjų imlumas, kaip trenerių imlumas, individualus personalinis, arba kaip sakykime, kiekviena komanda, kas daug metų treniruoja, žino, kad kiekvienos komandos raida sezono eigoje, nuo pradžių kaloši, kaip greitai ten įriesi per pokyčius ir įgyvendinimo reikalų užtrunka ir kiekvienas yra unikalus, kai ką pavyksta greitai, sakykime, išjudinti, kad jisai dirbtų tas mechanizmas, kaip tu nori. Jeigu su viena komanda pavyko per 3 mėnesius, tai nebūtinai su kita pavyks per 9. Tai iš tokio požiūrio žiūrint, tai mes judam, manau, kad budinamės, atvykom nepasiruošę, o kada pilnai judinsim, antiek didelis tas mechanizmas krepšinio visas, kad matysim. Žinai, Tomai, kas buvo dugnas ir katastrofa, buvo ne rinktinės pralaimėjimas Islandijai, o Lietuvos podcasterių reakcija į tą dugną ir katastrofą. Tai man dugnas buvo podcasterių reakcija Basket News'o, ten krepšinis net gal mažiau, bet ten Pakėno, man tokias reakcijos, tai buvo kažkas baisaus iš tikrųjų. Aš ten jau ir žiūrėjau, ir pikau, ir juokiausi, ir panašiai, bet kažkokia katastrofa buvo tas būtent požiūris į tą vieną pralaimėjimą, kur tu sakai, bet kas gali įvykti pasaulyje. Ne? Sportas tuo ir žavus, kad net ten turintis 1 milijono biudžetą prieš 100 milijonų turi šansą laimėti vieną kartą virš 100 ir laimi. Sakykime, aš to skautingų dabar čia turiu nemažai užsiimti ir Kurtinaičio mėgstamas tas toksai Lietuvoje kampų vadina, ten tas derinys, su kuriuo aplošė Chimkus ir tiek išpopuliarino, kad 15 metų praėjus, čia kelios komandos Austrijai labai daug to derinio lošia su daug visokių, su tiek Lietuvoje nuvalkėtas, vienu metu visi žaidė, kada paskui dabar vis dauguma nustojo įžaisti, bet jis prie tinkamų žaidėjų gali būti toksai toks geras, kad žinai, tai sakykime, tai ir kalbant, žinai, mes turėjom tų angliškai sako Cinderella stories, tų pelenės istorijų, kada Lietuvos Rytas Chimkus nukalėjo ir pateko į Eurolygą, irgi kiek 10 ar daugiau kartų skiriasi, biudžetas buvo mažesnis. Tai kai mes esam gerojoj, toj žaviojo istorijos pusėje, tai mes tada čia taip ir turėjo būti, žinai, o jeigu mes tada esam 10 kart didesni ar ten 5 kart didesni ir kažkur gaunam, prasileidžiam vieną,
čia net ne medaliai, net neiškritimas iš nieko, čia tokias vienas rungtynėlės, tai Yeah. tada dramatizuoti gal ir yra čia, kaip sakyti, medijos spaudos ir žiniasklaidos reikalas kurti tas sensacijas ir ieškoti tų. Negaliu komentuoti, ką sakė podcastai, čia nepasakysiu, bet iš tavo vardintų gal vieną iš tų girdėjau, klausiau, turbūt kitų paminėtų, ten 3-4, net daugiau, turbūt keli metai nesu atsidaręs, tai negaliu komentuoti, nei kaip ten reagavo, nei kaip ten kas sakė. Manau, net nedrįščiau per daug spekuliuoti, kaip sakym, kaip čia dabar turėtumėm ar neturėtumėm reaguoti į visą tą reikalą ir ką ten pasakyti, kodėl čia taip žmonės nori pūsti iš mažo reikalo didelį burbulą, priskaldyti vežimą malkų. Turbūt toks darbas, turbūt taip reikia daryti. Aš pats toks mėgėjas tų hot take, žinai, jeigu visi galvoja baltą, tai aš pasakysiu, kad raudona. Jeigu visi galvoja raudoną, aš tada sugalvosiu, kodėl čia gal visai mėlyną man neša. Tai pats mėgėjas tokį kampą parinkti. Kai kam tinka, kai kam nepatinka, viskas tvarkoj. Tai kas ten kur ką dar dramatizavo, tai žinai, ne. Islandijos pralaimėjimų, bet turim kitą faktą, kad 11 metų vyrų rinktinė nėra laimėjusi medalių, tai yra didžiausia, ilgiausia sausra mūsų istorijoje, net ir tarpukarį turbūt imant. Kur matai to priežastis? Aš turiu teoriją, galiu pasakyti. Aš manau, kad jo, tai yra dvi kategorijos žmonių, kurie gyvena dėl krepšinio ir kurie gyvena iš krepšinio. Tai mano nuomonė, ilgą laiką pas mus dominavo žmonės, kurie gyveno iš krepšinio. Aš nežinau, kaip yra dabar, galbūt yra ir tokių, bet Sabonio laikais federacijos prezidento, nesakau, kad Sabas gyvena iš krepšinio, toli gražu, jis iš krepšinio daug uždirbęs, bet jis ir davęs atgal, jis sukūręs mokyklą, Žalgirį gelbėjęs ne kartą ir panašiai, tai čia kalbų nėra, bet jo aplinkoje, manau, žmonių buvo daug gyvenančių ne dėl krepšinio, o iš krepšinio. Ir čia buvo problema, dėl ko mes smigom į tą žiemą, kaip sakana, užmigom tą žiemos miegų. Nu, kaip sakyt, čia dviejopai, ir ar čia tame priežastis ar ne, man sunku pasakyti, mes tikrai ten nežinom nei detalių, nei skaičių, nei sakykime, nei tų priimtų kažkokių tai sprendimų. Tikrai buvau toje epochoje nuo 2012 iki 2019 stipriai tam krepšinėje, stipriai tose jaunimo rinktinėse taip toliau, stipriai susijęs, turėjęs ne vieną malonų ir nemalonų pokalbį, ten, sakykime, stipria dalimi buvau paniręs giliai į Lietuvos krepšinį ir džiaugiuosi, kad net 2 auklėtiniai dabar pačiam aukščiausiam lygmenį, tiesioginiai auklėtiniai, su kuriais ten po keletą metų sudarbavęsis gražiai žyba ir tikrai tikiu, kad dar geriau žybės ateityje. Ir karta, prie kurios prisidėjau, yra įspūdingai unikali, kad virš 20 žaidėjų gyvena iš krepšinio, iš vienos kartos gyvena iš krepšinio. Ne šiaip, kad žaidžia ir gauna kapeikas, ten kažkur mėgėjų lygių sulašau 100 eurų. Ne tą turiu minį, kur tikrai nuoširdžiai gyvena iš krepšinio. Tai jeigu neklystu virš 20 žaidėjų iš vienos kartos, tai tikrai yra įspūdinga karta. Tai vat per tą dalyvavimą, stiprų įsitraukimą gerus 7 metus su ta karta ir truputėlį vėliau teko susidurti su tų laikų federacija. Taip spekulacijos, kad ten buvo daug žmonių, daug tokių, aš vadinčiau, parazitų, kurie buvo priskretę ir bandė gyventi iš krepšinio, bet tai tik spekulacijos, aš nepradėsiu čia sakyti kažkokiais faktais traukti ar ten tų senų istorijų kažkokių, turiu ir failiukų čia savo kompę išsaugęs, kur pagrįstų netgi tą sakymą. Kompromatą. Yra kompromatą, bet mane kompė tikrai ir tokio gėdingo kompromatą, bet, sakykime, kam tikrai nemanau, kad kažkam iš to naudinga. Esu gavęs labai gražų patarimą tam tikrų laikų, kai sako, jeigu velsies į šūdą, tikrai įsišūdinsi. Tai paklausiau to, buvau jaunas, labai norėjau ten daug įrodinėti, paklausiau, to nedariau ir taip, aš nesu fanas, nes tą 10-metį ne vienas, ne 2 ir ne 3 ten tie krepšinio priekyje apsimetantis, kad veda krepšinį į priekį. Tie žmonės vyjo mane vos ne į Sibirą ir kažkokiam ten perkelinė prasme, be abejo, aš suprantu, bet vos nebuvo ištremti, reikia kuo toliau, nes jis yra neparankus blogietis, taip, aš neparankus blogietis tiem, kas bando gyventi iš krepšinio, mano vertybės to neleidžia ir nukentėjau nuo to ir būsimų darbų
ir kitų dalykų, tai taip, aš nesu fanas, mane išstumė į užribį ir aš susitaikiau savo dalę, stengiuosi būti toks, kuris neišdaviau vertybių, bet grįžtant prie tavo klausimo, kad čia ne apie mane klausimas, apie krepšinio situaciją, tai taip, jeigu 15 metais paskutiniai medaliai, tai, sakykime, viskas, kas vyko po 15 metų, čia ta 11 metų, jeigu kažkoksai Lietuvos krepšinio rinktinės brandolio žaidėjas savo piką pasiekė, plus minus ten 28 ir 30 metų, tai tas 30 metais prieš 11 metų buvo 19 metais. Tai tas jo raida, tarkim, nuo kokių 15 iki 19, būtent ir vyko nuo 20, ten ar nuo 12 iki 15, iki 18 ir panašiai. Tai kokie ten veiksmai, kur nulėmė, kad mes taip atsidūrėm, čia jau labai platus klausimas, bet nuo širdžiai sakau. Kelis akcentus. Jo, aš kaip sakykime, tikrai nesu objektyvus ir iš subjektyvios pusės tikrai manau, kad viskas gerai. Bandantis gyventi iš krepšinio, tikrai prisidėjo, kad krepšinis stabtelėjo ir nežengė tų žingsnių, kurie būtų galėję leisti mum toliau nenuslysti nuo bėgių ir pasilikti lyderystės rolėse pasauliniu mastu. Aš čia turiu tokią Antoine de Saint-Exupéry, prancūzų rašytojo ir karinio piloto frazę prieš save. Man padovanojo gimtadienio progą tokį gražiai užrašytą jo frazę, tokį kaip paveikslą. Tai ta frazė skamba taip, Tomai. Žmogus atsiskleidžia galynėdamasis su kliūtimis. O nėra taip, kad, atsiprašau, kažkas būtinai turi trukdyti. Viskas tai žmogus atsiskleidžia galynėdamasis su kliūtimis. Krepšinis atsiskleidžia gal galynėdamasis su kliūtimis, irgi, ne? Taip, kaip sakyt, kol tavęs kažkas neprotestuoja, tu nežinai, ar čia aš jau dabar gerai esu pasiruošęs ar ne. Ar aš esu užsportavęs ir pasirengęs tinkamai ar ne. Tam reikalingi tie tokie gilūs krepšinio žinovai, dažnai būna, sakykim, ten koks treneris, žinai, pasiema būsį žaidėją, ar ten kokį bogutą australai turi rinktinį ar kažkas, kad ta žaidėjas būtų šiek tiek toksai kaip latmuso popierėlis, tas toksai, mes ruošiam komandą kažkiam čempionatui ir man atrodo viskas gerai yra, kad tai nebūtų apgaulingas pasitikėjimas savim, tada perklausi pas tą, kuris ten ėjęs tą kelią ne 2, ne 3 kartus, ar aš čia tikrai galvoju, kad čia mes beveik esam pasiruošę. Nesvarbu, čia kaip studentų, žinai, visą laiką pritrūkstant tos 1 valandos ar 1 dienos pasiruošimui, bet kiek įmanoma būti pasiruošęs. Tai ir čia panašiai, tie testai, tie rimti konkurentai tau parodo, ar tu esi geram keliui ir negeram, ar pasiruošęs ar nepasiruošęs. Ar lietuviai gali nukalti Islandus? Taip, gali, jie pradėjo miegantis ten tose rungtynėse Islandijos. Pradėjo miegantis, biški jos ten savo dinamiką, savo greitumu, žaidimu, tokiu primestų to tokiu lengvu moderniu krepšiniu šiek tiek pabudino lietuvius. Jie čiupo gynybo Islandus rimčiau ir ten kokį 30 minučių, nuo kokio, nežinau, gal 25 minutės, nuo kokios 5-6 minutės iki ten 33, kaip dabar jau matom, čiupo už kur reikia ir visiškai kontroliavo situaciją, varžybas ir viskas buvo tvarkoj. Bet, sakykim, negebėjimas išlaikyti tos koncentracijos tinkamą laiką, kažkur šiek tiek vadeles atleido, išslydo pro rankas ten kaip tas vanduo, žinai, pro tas rieškutės ir jau nebesugaudė, bet čia vienų rungtynių istorija, man atrodo, nei tos paskutinės 7 minutės iš tikrųjų parodo tikrai mūsų Lietuvos veidą, nei ten tos 27 galbūt gero krepšinio parodo tikrą mūsų veidą, nei ten pirmos 5 minutės miegančio krepšinio rodo tikrą veidą, bet bendroj visumoj. O čia tai ir... 11 metų yra daug, Tomai, 11 metų yra daug, be medalių mūsų situacijoje tai yra daug iš tikrųjų. Islandijos situacijoje tai nėra daug, mūsų situacijoje tai yra daug. Ir visada taip nebus, irgi vieno garbaus žmogaus linkėjimai Giedriui frazė mane labai lydinti pozityviai visą laiką, kur bebūčiau, visą laiką taip nebus, tikrai bus ir kitaip. Iškovosim tų medalių, reiškiasi, dar tie pokyčiai reikalingi mūsų krepšiniui šiek tiek adaptuotis. Nepakankamai įsidėjo, gal neatsirado kažko tai, ar tai vedančios asmenybės, ar tai
trenerių su tam tikra charizma, tam tikrų požiūrių, ar galbūt žaidėjai dar neužaugo to naujoviško krepšinio ugdymo. Sakykime, jeigu dabar pažiūrėtumėm, ką prieš 15 metų, tą, ką dabar 14-mečiai lošia, bando lošti, prieš 15 metų buvo viena komanda Lietuvoje tokia. Dabar Lietuvoje panašiai braižų, panašių stilių, turbūt lošia, ten U15, U14, U13 amžiuje, mano sūnus panašaus amžiaus, tai ten tikrai labai įsigilinęs, kas tau Lietuvoje vyksta tose amžiaus grupėse, jau yra ne viena, o gal 100 komandų bandančių panašiai lošti. Gal ne visą 100%, bet turiu omeny, kad dauguma bando taikyti panašius principus, panašius niuansus. Ir kai ta karta užaugs, jau jiem prisitaikyti prie ar tai Islando, ar tai Paryžiaus, ar Valencijos tipo stiliaus žaidimo, jau jiem bus natūralu, jau jiem bus savaime suprantama. Ar tu gali taip lengvai, žinai, Kostas Luką priversti žaisti kaip TJ Shortsas? Čia gali būti rimtas iššūkis, kol iki to daeisi. Kostas Lukas žais, kaip Kostas Lukas žais. Ir šiek tiek reikia, ten jau ta vieta, kur treneriui reikia adaptuotis prie tavo geriausių žaidėjų. Tai dar žaidėjai turbūt mažuma yra, kurie gali žaisti tą kitokį krepšinį, tą modernesnį, greitesnį, nenuspėjamesnį, ar tai būtų ir gynyba, ar puolimu, ar sprendimo greičių priėmimų ir panašiai. Tai reikia ir ginklų tam. Tada reikės ir trenerio, kuris galės pasitikėti, duoti, atrakinti tos visus žaidėjus, suleisti ir gražiai sudėlioti. Tai čia yra lengva, kaip sakyti, nuo sofos treneriam žiūrint iš šono, blemo, čia reikėjo tą daryti, taip žaisti, taip žaisti. Tai aš iš trenerio pusės 20 metų jau beveik patirties galiu pasakyti, kaip čia nemažai. Ir čia Austrijoje teko, sakyti, kai turėsi vaikų, galėsi man duoti pastabų, kaip auginti sūnų. Tai lygiai tas pats ir su treniravimu, kai tu pabandysi žaidėjo ir iš komandos kažką išgauti, susidursi kelis kartus, kaip tai yra, kiek ten kur gali išgauti, kiek turi prisitaikyti, kiek turi būti kantrus su tais bandymais kažką išgauti, tada galėsi ten duoti patarimus, ar Rimui, ar Giedriui, ar Tomui, ar kam bebūtų. Tai sakykime, tiem visiems podcasteriam, jeigu ten nekalba žaidėjas, praėjęs keliais tą purvyną, tą kelią prabridęs, ar treneris atvedęs kažkokią komandą į pergalę. Ir, žinai, jeigu ten treneris vertina kažkurį ten Rimą, Giedrių, Tomą ar dar kažkokį, žinai, Žydrių, kaip pavyzdys, tai vienaip tada diskusija yra vienokia. Ten tie visi, žinai, kurie su krepšiniu pažįstami tik tai per fantasy burtus pasirinkti, ten, kuris daugiau skaičiukų tau pridarys, tai tiek ten jų nuomonė ir verta. Jinai reikalinga, jinai kažkam patinka, jie ten savo tegul kalba, o mūsų krepšiniui reikia ir žaidėjų, ir trenerių, ir įsijudinti visam mechanizmui, bet kad jisai nepaslankus, tai mes tikrai žinom. Šitą frazę įdėsiu apie podcasterius ir reelsus, padarysiu reelsą. Gerai, Tomai. Teikas, kaip sakykime, aš. Jo, žiūrėk. Keliaukim nuo problemos įvardymo prie problemos sprendimo. Ne? Visada įvardinti turi problemą, o tada ir turi pradėti galvoti, kaip judėti iš tos problemos. Tavo nuomonė, 1, 2, 3 žingsnių programa, patys svarbiausi dalykai, nuo ko pradėti tą pabudimo iš žiemos, iš švilpiko prabudimą, kaip tame filme Švilpiko diena, jeigu esi matęs, nežinau, tai su Bilu Marijum. Gal ir matęs, bet sunkiau dabar, taip, žinai, prisiminti. Buvo momentas, kai lašiau pats krepšinį, tai buvau visą Hollywoodą ir ne Hollywoodą, visus filmus peržiūrės, bet pastaruoju metu serialai yra tokie įdomesni. Čia senas filmas, labai 9, gal 1, 2 metų. Sunkiau būtų prisiminti filmo siužetą, bet klausimas 3 žingsniai. Pirmiausia, manau, turi atsirasti, nebūtinai tai yra vienintelis receptas, bet sakykime, kas suveikė Suomijoje prieš šiandien metų, prieš tą patį 15 ar daugiau metų. Toksai Henrikas Detmanas grįžo ir iš esmės pakeitė, gal net ir tuščioj vietoj, kažkoks krepšinis buvo, bet gal tuščioj vietoj grįžęs su patirtim, su žiniom, su visko, kažkokį tokį kaip inspiracija didžiąją dalimi turbūt buvo, bet ir kartu ir žiniomis, ir kompetencijomis, ir gebėjimu, tai ir pakėlė, iš vis sukūrė nuo nulio jaunimo ugdymo sistemą, rinktinių žaidimų sistemą, naujų trenerių
asmeninių savybių, asmeninių kompetencijų kažkokią tai kriterijų sudėliojo, atrinko, dirbo, iššūkdė ir dabar mes turim ten tų suomių trenerių, ar tai būtų Vokietija, ar tai būtų Eurolyga, ar tai būtų NBA vyr treneris. Tai aš susitikęs dar kartą Henriką Detmeną, lenkčiausi galvą žemyn, sakyčiau, noriu pas tave mokytis įvairiausių dalykų. Tai ar tą pavyzdį, ar kitose šalyse panašų pavyzdį kažkokį buvusi, kurios užgimė nuo nulio, tai manau, mums reikia pirmiausia, tai reikia vieno tokio inspiracinio lyderio. Mes čia juokavom pirmadienį, ar tai būtų Che Guevara, ar kažkas panašiai. Mahatma Gandhis gali būti, nebūtinai Che Guevara. Tikrai ne Donaldo Trumpo tipažas, kaip Amerikoje bando būti, bet kažkokio tokio vieno inspiracinio lyderio, kuris savo žiniomis, savo kompetencijomis būtų nekvestionuojamas. Tie tavo draugai podcasteriai tokie sąsajai. Jo, taip mes puikiai suprantam. Įsivaizduoja, kad jiems Šarūnas yra tas toksai, kur nekvestionuotami. Sakytų, dabar visi griūna man kelio ir taip įsivaizduoju, visi ir turėtų lūkesti, kad absoliučiai visos masės turėtų griūti ant kelio tuo momentu. Čia, aišku, šaržuoju šiek tiek. Tai kol atsiras toksai žmogus, kurio asmeninės vertybės, savybės, bus tos, aš pirmąjį naudoju pavyzdį, žinai, jeigu Tapinas renka pinigus Ukrainos paramai, tu ten neklausi 100 eurų parėmęs, ar jis ten pasiims savo 20 ar 80, tu neklausi tokio dalyko, kažkaip pasitikė, jisai sukūręs tam tikrą aurą, tam tikrą situaciją, ar ten būtų koksai... Kaukieną minėjai dar. Rimo Kaukieno, sakykime, tas gebėjimas padėti vėžių sergantiems ir sukūręs fondas ir taip toliau, kiek renginių daro, kiek pastangų įdeda, kiek žmonių subūręs, tai, sakykime, Rimo tas irgi net nekyla kažkam klausimas kvestionuoti, čia tikrai jisai švariai viską daro, ar tikrai ten taip yra, kaip sako. Tai natūraliai, nuo savęs tu net neįsivaizduočiau, ar galėtų kažkam kilti klausimas. Tai aš manau, turi atsirasti pirmiausia tokia panaši asmenybė Lietuvos krepšinėje. Tokios neatsirado, su visa pagarba visiems ten buvusiam krepšininkam, dabartiniam GM-am, podcasteriam, drąsuoliam ir ten kokie bebūtų vardais nevardinant, tai visa ta karta, kuri jau jaunesni už mane, kurie čia įsipaišė į viešumą, po savo krepšinio karjeros sugrįžo į krepšinį kitose pareigose, nei vienas iš jų toksai, aš neįžiūriu, kad turėtų tų tokių savybių, ėjęs, praėjęs, matęs, ir man čia niekam nekiltų klausimo dėl kažkokių ir asmeninių kompetencijų, ir gebėjimo visus suburti, sujungti, vesti į priekį, ne priešinimo, ne skaidimo, ne kažkokių įtakų zonos dalinimuose, ne bandymo gyventi iš krepšinio, o gyventi tik būtent krepšiniui. Tai, šitai pasakysiu, dar neatsirado. Turbūt arčiausiai to galėjo būti Jonas Kazlauskas. Šiek tiek aš manau, kad mes jį dabar romantizuojam, jo ten tos visus pasiekimus, ir taip jo pasiekimai yra įspūdingi, su visa pagarba. Kai toks badas, tai mes tą prisimenam taip šiek tiek per romantiškesnius sakinius, negu anksčiau buvo. Kai tuo metu, kai viskas vyko, irgi turbūt nebuvo ta tokia asmenybė, paskui kurią visi lygiuotųsi, paskui kurią visi sektų ir nebūtų ten kažkokių tai kitokių povandeninių dalykų. Tai turbūt tos tikrai... viešus atsistatydinimus su Saboniu vien prisiminus, tai ten klaunada buvo totalinė. Aš tai truputėlį žinau ir dar ten iš žaidėjų pareijusių visokių niuansų, kas ten kur vykdavo, kas ten lagaminus įsikrovė vieną ar kitą ar trečią kartą ir kaip čia žaisim, ne jam žaisim prieš jį, bet vienas už kitą ten ir panašiai, tai tokių dalykų nebuvo viskas taip romantiška, kaip dabar įsivaizduojam, bet taip, tie pasiekimai, sakykime, kaip ir galėtų būti tie, kurie užkelia į tas aukštumas, kur galbūt čia bus tas lyderis, kur jo visi norės sekti, bet jeigu taip neįvyko, tai reiškia yra tam tikros, kaip sakykim, tam yra svarios priežastys tikriausiai. Tai aš manau, pirmiausia, turi atsirasti tokia asmenybė, bet ir ne tik tai, kad šiaip fainas žmogus, bet kartu ir su giliom krepšinio žiniom, su giliu supratimu, kad būtų įdomiau. Krepšinį vis tiek veda treneriai yra svarbiausi tam krepšinio raidoj. Ir čia nesenai buvau gavęs tokį įdomų straipsniuką, kad labiausiai, kaip čia dabar išversti iš anglų kalbos, mažiausiai paskautuota pozicija yra treneris. Kad kiek mes prašaunam su treneriais, kaip organizacijos, tai tiek ir parodo mūsų neišmanymą krepšinio.
kiek mes nedrįstam ten surizikuoti jauno, pasikviečiam kažkokį ten su pasiekimais, bet neatsirenkam, kas įtakojo jo pasiekimus, tada jisai bando čia pas mus kažką daryti, skiriam jam, Amerikai tau duoda, universitetuose duoda, kontraktas yra 5 metai. Pirmus 2 ten apsidėliok, apsivalykas buvo, per 3 jau pastatyk pamatus, 4 reikia rezultato. Nėra rezultato, tau paskutinius metus nukerpam, viso gero. Duodami 4 metai. Pas mus Lietuvoje retai duodamas sezonas, bet ten jeigu kokiam Šileriui ar kokiam Kaziukui ar kažkam Žalgiriui, tai plius minus mes tau duodam sezoną ir tada pažiūrim. Ir tas skaičius, kiek yra prašauta, bet kurios organizacijos, nesvarbu, kuri tai būtų organizacija, tai rodo, kiek tu nepataikai, kas tinka tavo žaidėjams, tavo sistemai, tavo žaidėjų įgūdžiams ir panašiai. Arba per anksti, sakykim, neduodam pakankamai laiko, arba duodam laiko ir pamatom, kad netiko, net jeigu ir netiko nuoširdžiai. Tai be abejo, tie žmonės priimdami sprendimą galvoja, kad tai geras sprendimas, bet jeigu tai pasirodė blogas sprendimas, tai reiškia, arba, sakykime, priėmiau gerą sprendimą, kas atrodė teisingas tuomet, vėliau po pusmečio, po metų supratau, kad netinkamas, sakykime, tas toks, žinai, kaip rozetė į kištukas į rozetę, žinai, ne amerikonišką kištuką Europoje kišu, žinai, kad ten tinka kažkas. Tai tada, jeigu supratau, kad kažkur tas, kas atrodė teisingas sprendimas, vėliau atsiskleidė kaip neteisingas, tai yra man kažką reikia išmokti. Aš kažkur kažko nedažiūrėjau tas praskautinimo trenerių. Tai kai pas mus bus treneriai, kur dirbs 8-9 metus prie vienos organizacijos, tada mes būsim brandus kaip krepšinio žinovai. Tam straipsniukai, kurį aš cituoju, parašė Pascal Mers, toks įdomus treneris, jis yra buvęs ir klinikoje, atvažiavęs į Lietuvą, asmeniškai teko susipažinti, labai įdomus, cituoju jo ten įdomias įžvalgas, palyginimus, kaip kad jauni vaikai nori žaisti krepšinį kaip Fortnite, ta pati aikštelė, tos pačios taisyklės, tas pats kamuolys, bet kiekvieną kartą 2 situacijos niekada nebus vienodos. Dėl to patinka vaikams Fortnite'as ir taip turi mokinti jaunus krepšininkus, kad jiems tas krepšinis būtų įdomus, kad tu kiekvienoje situacijoje vis su to pačiu kamuoliu, su toj pačia aikštelė, su tais pačiais varžovais, bet tu esi situacijų sprendėjas, priėmėjas, sprendimų ieškotojas ir panašiai. Vienas iš tokių. Tam jo straipsnėje buvo pavyzdukas, kaip bijau sumeluot, gal Belgijos klubas kažkoksai tai dugne buvo ir pasisamdė trenerį iš dar didesnių lūzerių. Ir spauda tie ale podcasteriai ten mirgėjo, koks durnius dabar darbins. Lūzerių klubas su dideliais lūkesčiais įsidarbins treneriai iš komandos, kuri iš vis ten pergalę nei vienos neturi, ten kažkas tokio. Kažkas gudriai įskautavo, kad būtent tokio trenerio, būtent tokio tipo, tokio amžiaus, tokio stilio žaidėjams mums reikia. Ir prieš tą populiarią opiniją, prieš tą populiarią nuomonę pasiekė įspūdingų rezultatų. Tai sakykime, kaip pas mus bus tokios įžvalgos ir mes žinosim, ko reikia mūsų tam, ar tai būtų Ryto, Žalgirio, Šiaulių, ar kokiam nors mūsų branduolys toks, mūsų vizija tokia, mes darom taip, mes darom kitaip, mes važiuojam taip. Ir šitas treneris yra šiai žaidimo stadijai tas, kuris reikalingas, tas, kuris atneša, ar tai būtų vidinės vadovavimo, sujungimo visų kompetencijos, ar tai taktinių žinių pakankamumas, būtent tinkantis tiem žaidėjim, o ne kitiem. Šileris yra didžiausias pavyzdys, jis tikrai labai protingas, išmintingas žmogus ir tas jo krepšinis tikrai kažkur liptų, bet jis nepataikė atsidurti ten, kam reikia, nepataikė tokių žaidėjų, tai kai jisai komunikavo, ką jis nori žaidėjų, tiem žaidėjim atrodė kosmosas. Aš pats nuvažiavau, turėjau patirtį užsienio valstybėje, vyrų komandos ir trenerių tapau. Pradėdėlio treniruotės ir man vaikšto asistentai 2 ir GM-ui būrė. Mes tokių dalykų gyvenime nematėm, mes tokio nežinom, taip nebūna. Čia tokie dalykai neįmanomi, mes čia nesuprantam, kas čia dėliojasi. Ir tai buvo vienas iš tokių, tarkim, kliuvinių. Tai taip, faktas, tu tokių nematęs, viskas tvarkoja, bet tai rodo galbūt tavo tamsumą, o ne šitų nematytų dalykų kažkokį neaiškumą. Tai yra kaip yra, bet 3 žingsnių dabar tai tikrai nepasakysiu, kai atsiras kažkokia asmenybė, manau, ką darys to Lietuvos krepšiniu, kaip ten tas pokytis, tas prabudimas ir įėjimas į pavasarį, pumpurėlių ir sprogimas ant medžių ir gėlyčių sužibėjimas, kad žibutės nusėtų pakalnes. Manau, reikia mums to tokio kažkokio. Bet tu vieną pavardę man buvai paminėjęs, ar gali paminėti ir dabar viešai? Aš labai gerbiu, taip,
teko susipažinti, ne tai, kad susipažinti, senai jau pažįstu, teko pastaruoju metu ten vieną kitam susitikime pabūti, bet iš esmės gerbiu žmonės, kurie geba atsilaikyti minios bandos spaudimui. Tai grinai, va, tai yra kabliukas, nuo kurio aš pradėjau daugiau kalbėti, dabar gilintis, tai Dimo, Donatas Motiejūnas, nepabijojo savo ten tų rūbinės draugelių, nepabijojo viešos podcasterių plakimo, nepabijojo ten tų morozų uždarų durų, čia mes aiškinsimės tą, 3, 9 kažkokių spaudimų ir žinai, tas, kaip čia tas pasakymas, kad dabar nesuklyščiau, neišduok savęs dėl nieko, neišduok nieko dėl savęs ar dėl savo vertybių. Tai va, tai man yra žavus, vyriškas žmogaus bruožas, man tai patinka ir va, nežinau, gal jisai bus ta ateitis, kuris ateis ir kuris dirbs dėl krepšinio, ne iš krepšinio. Tai aš nežinau to, aš nežinau jo planų, nežinau jo idėjų, linkiu jam sveikatos kuo toliau žaisti, bet, sakykime, retas yra tiek disciplinuotas, retas yra tiek išmintingas, retas tiek yra naujoviškas, retas tiek yra stiprus savo vertybėmis ir drąsus. Drąsus ne tas, kur nieko nebijo, drąsus tas, kuris nugali savo baimės. Tai, sakykime, tikrai jisai net nebejoju, jautė, kokia ta atranka gali jam pareiti. Už jo sprendimus jisai jautėsi išduotas, nieks nekalbėjo apie tą kampą, kad jisai jautėsi išduotas savo komandos draugų, kurie sako, jo, mes čia kaunamės, jo, dedam rankas į vietą ir šaukiam, mes už Lietuvą, kai iš tikrųjų tai yra didžiausias melas, koks įmanomas, jisai pasijautė išduotas, pasirinko sprendimą nukentėti vardan Lietuvos krepšinio. Nukentėti asmeniškai vardan to, kad pakeisti traukinio bėgius, kuriais bėgiais mes važiuojam. Tai sakykime, jeigu jis vieną kartą tą padarė, aš tik tai keliu tokią random iš oro prielaidą, kad galbūt čia tas, kuris galės pakartot panašų žingsnį, vėl ir galbūt atsiras, kuris gal, jeigu jis užsinorėtų, berods prieš 2 metus, dabar jeigu neklystu, pirmą kartą pasakiau frazę, tai turbūt bus kažkada mūsų Lietuvos federacijos prezidentas. Pirma visų JV, Robinių ir panašiai. Kažkokia tokia mintis iš kažkur atėjo, aš ją garsiai pasakiau, savam ratelį, savų žmonių ratelį, kur mes ten tuo metu buvom. Pažiūrėsim, ar tos įžvalgos įsipildys ar neįsipildys, ar prireiks 5, ar 10, ar 15 metų, ar nesulauksiu aš jų. Bet va, kažkada šovė senai tokia mintis, jinai nedingo iš mano galvos. Nesakau, kad jisai, bet va, galbūt kažkokio va, tokio tipažo žmonių gali būti tie, kurie inspiruos neiti, sakykime, inspiruos tos pokyčius. Ar galbūt netgi taip pasakysiu, ta asmenybė turėtų savo esybę sulaužyti ar tai baimę, ar tai nenorą pokyčiams. Visi, kurie nenorės, bijos, priešinsis pokyčiams, va tą priešiškumą kažkas turi sulaužyti ir tada įvyks tas greitesnis sprogimas ir tada jau pamiršim, kas ten buvo prieš metus, prieš 5 ar panašiai. Tai tą priešiškumą pokyčiams. Pas mus jo labai daug yra, tai natūraliai mūsų tauta to pasižymė. Vienaip galim galvoti kaip norim, bet mes turim to tokio kaip jisai net konservatyvizmo tuo kampu, kur be nueinu, žinai, kokį klubelį, ką nors žiūrėk, sakau čia, nesąmonė yra sustot maksimum nusipirkti mišrainės, klubas sužaidė, žinai, nesvarbu kokią komandėlę. Čia aš tau galėčiau žodžiu, kokias 5 komandas, kur aš asmeniškai buvau prisidėjęs, nedarykim tokios nesąmonės. Po rungtynių išvykoj, nestokim maksimui pasiimti mišrainės ir dešros ir čipsų ir nevalgykim susigūrdę, ar tai miniukė, autobusiukė ir autobuse. Davai, prisėdam prie stalo, pasilikę telefonus kupriniai, pasėdim tas ten pusvalandį ar 5 minutės, pavalgom ir tada parvažiuosim. Ten tas pusvalandis nepakeis. Ar aš grįšiu 12:30 nakties ar 1 nakties. Iš esmės po rungtynių vis tiek ne vienas ten neįsi miegoti 2 valandą. Ne, mes laiką taip darom, čia, ką tu čia, kam to reikia, ką tu čia darai. Tai netgi mes esam priešiški tokiem pokyčiam. Tokiem buitiniam, ne?
tokiam paprastam, sakau, nu, čia Prancūzijoje neįsivaizduojamas dalykas atsisėsti mikroautobusiukę ir kažką valgyti. Čia yra oksimoronas, žiūrėtų tave kaip į beprotį. Tai, sakykim, netgi tokiem dalykam mes esam priešiški, net ir topinės mūsų organizacijos, net ir tokį dalyką man prakišti, tokią smulkmeną, tokį būtinį dalyką, grinai iš pagarbos. Atsisėsk, atsikvėp, pabendraukim, paklausk, o galų gale, kaip broliai sekasi, kuris ten Amerikoje dabar lošia, kaip jam ten sekasi. Arba ten, žinai, mačiau tavo jaunesnis brolis ten nukalė kokį nors ten lyderį, žinai. Nu, netgi tokį, aišku, tą gali nueiti atsisėsti autobuse, pakalbėti šalia ten su vienu kitu užmės pokalbį, bet grinai tas, netgi ta pavalgymo kultūra po rungtynių. Tai tik vienam klube buvo pavykę iš kokių 5, žinau, su atletu esam ne kartą užsakę restorane pietus, sėdėję ir valgę, o visą krūvą kitų, kuriuose teko man darbuotis. Nieko, ne? Labai sudėtinga. Tai čia tik žinai, bukas pavyzdys, bet labiau tai reprezentuoja, kaip mes žiūrim, kaip mes priimam, kaip mes girdim. Čia įdomus pasiūlymas, už prieš, ten gali nesutikti su 5, paskui su 6 sutikti. Esmės nekeičia, bet tas toks natūraliai, pirmas atsakas yra ne. Mes visą laiką darom kitaip. Nu, va, tai, kol neatsiras asmenybė, kuriai bus nedrąsu pasakyti, ne, mes darom visą laiką kitaip. Ir pas mus veikia tas 100 metų. Tai tol mes taip stagnuosim ir taip ir neįsijudinsim. Tai aš labiau žiūriu ne pagal krepšinio elementus, ten ar perdavimas, ar metimas, ar darinys, ar ten dymos. Bet mentalą turėjome, mentalą. Įpročius, mentalą, ta prasme. Tai tikrai visada taip nebus, mes tikrai išjudėsim, bet tas, kaip matom, tas judėjimas yra labai, kaip sakyt, tas imlumas naujovėm, imlumas pokyčiam pas mus jis yra neypatingai išugdytas ir tikiu, kad pamažu mes tobulėsim šitam imlume, gebėjime atsirinkti naujoves, kurias bandyt, kurių nebandyt, o net ir jeigu pabandžius ir nepavykus, nieko tokio nenusimint, tai tikrai pasikeis, bet iki tos dienos turim būti kantrus. Tų pumpurėlių tu irgi esi dirbęs ir moterų krepšinėje, tai aš norėjau pasakyti turbūt mano nuomonė, kad moterų krepšinėje pumpurėliai jau tie pavasariniai tarsi po biškį pradeda atsirasti, skirtingai nei vyrų krepšinėje. Nu čia galbūt toksai, žinai. Ar čia sutapimai kažkokie? Ne, tai čia natūraliai tikrai imtasi, kaip sakyti, iš moterų krepšinio paimti turbūt nieko neįmanoma. Tai čia galbūt dar vienas pavyzdys bus, kad tai buvusiai 2 kadencijas krepšinį vedusiai, vedusiam organui į priekį, kadangi neįmanoma buvo kažko paimti iš krepšinio, turbūt priblėso, kol visiškai priblėso ir vos ruseno tas moterų krepšinis. Tai tikrai dabartiniai krepšinio vedliai maksimaliai kiek gali, stengiasi ant to laužo užmesti ten tų malkučių, kad jos susikūrentų. Tai tas atgimimas galbūt nėra, kad ten moterų tas krepšinis pasivijo vyrų krepšinį, taip nedrįščiau teikti, bet jų tas, jeigu vyrų krepšinių reikia patobulėti, ten, žinai, nuo 5 iki 8 kažkokioj tai skaliai, kažkame, tai tarkim, ne, tai jeigu moterų krepšinis pakilo nuo 0,1 iki 6, tai tas pokytis, toksai drastiškas. Tai tikrai atsiradė tų žaidėjų, man ten Laura Juškaitė, nežinau, labiausiai tokia underrated lietuvė krepšininkė, tokia Lebronas, žinai, lietuviškas Lebronas moterų krepšinį, nežinau, mes kažkaip ne iki galo ją ten pagaunam, suprantam, žinai, Justė Jocytė iš vis yra, žinai, pasaulinė pažiba, tai yra tų tokių kertinių žaidėjų, aplink kurias viskas suksis. Viena kita, čia gal ne visas įvardinau, bet tokios, kur žinai, kurios tokios, sakykime, nenusileidžiančios niekom pasauliniu mastu, gebančios. Tai tada aplinkės netiek daug ten gal reikia, tai ir Lietuvos krepšinis, ir ta lyga, ir viskas, sakykime, aš nebejoju, kokia Šiaulių organizacija buvo, kai aš ten buvau metus ir pats pasiprašiau nutraukti 2 metus galiojantį kontraktą, kur dabar yra Šiaulių organizacija, tai turbūt diena ir naktis, kaip ten kas dėliojasi, kaip ten vyksta, aš nežinau ten tų detalių iš vidaus, bet taip iš šono žiūrint, tai džiugu už Šiaulius, džiugu už merginas, kurios ir už pačią organizaciją ir visus, kas ten vyksta, tai moterų krepšinis juda, reikia truputėlį sėkmės, truputėlį gerų rezultatų 27 metais,
ar ten medaliai mum įmanomi, kas čia žino, sunku pasakyti. Jeigu viskas sukris į vietas, jeigu trenerių štabai Nepriekabiaus prie merginų. Nu, nežinau, kiek ten tiesos yra, žinok, aš ten nenorėčiau ten į tą tokį dalyką. Ne, nesvarbu, čia šiaip. Jo, bet aš skeptiškas ten, sakykime, įsigilinti, kas ten, kur ten kaip. Bet linkiau merginų krepšiniui. Man jisai žavus tas sportas, kaip be būtų keista, kai teko iš arčiau susipažinti su merginam, su to krepšiniu pačiam pabandyti kažką ten iš jų išprašyti, nuveikti. Tai atradau tokią gilesnę sąsają ir kai turiu galimybę, žinok, nueinu pažiūrėti nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, mėgstu ir tikrai esu krūvą jų nuėjęs, tarkim, kai būdavo Lietuvoje. Esu ir nuėjęs kartu ir moterų krepšinio lygos rungtynės, ypatingai Kaune, ten Aistė žaisdavo veterinarikiai, net ir kitose miestuose, Vilniuje nuvaręs į moterų krepšinio rungtynės. Ir LKL retai. Kada būčiau paskutinėse LKL rungtynės, aš tau nepasakysiu, 5 ar 10 metų. Per sterilus ten krepšinis, Tomai, tam LKL. Ne, jeigu 7 nelietuviai aikšteliai, Nu, tas irgi yra. Einu žiūrėti žemesnį lygį, kur lošia lietuviai ir ten kažkur kažką su kažko pažįsti, ten kažkur, sakykime, amerikiečiškas marketingas, tai ką NBA daro? NBA nemarketinguoja komandų, kas yra Eurolygoje, visi ten Olimpijakos raudoni, Panathinaiko žali, čia Lietuvoje, žinai, Realas, ten ta, Barsa ta, čia yra brandas prieš brandą kovoja. Amerikoje brandai yra žaidėjai. Ir Amerikoje, žinai, yra visi seka KD, Kyrie, ten nesvarbu. Mėgsta, nemėgsta, Lebroną, ne Lebroną, žinai, apie Lakerius kalba tik todėl, kad ten Lebronas yra, iš esmės, tarkim. Ne visai tai, bet tarkim, tai mūsų klubuose, LKL klubuose trūksta, kad mes žinotumėm to žaidėjus, taip kaip reikia žinoti, kad sietume juos, Žalgiris turi ten tų tokių Ulanovų, Jankūnų, Kalniečių, buvusių žaidėjų, dabartinių ten, žinai, buvo Lukas Lekavičius, toks tikras žalgirietis, žinai, Ulė, ten galbūt, žinai, dabar kažkokie sekantis ateina, tas vietas užims. Tai Žalgiris šiek tiek yra tie tokie veidai, kurie asocijuojasi, sakykime, su to klubu. Kitur labai, labai minimaliai. Artūro Gudaičio nesocijuoja nei su Neptūnu, nei su Gargždais, nei su Žalgiriu, nei su Rytu. Jisai žaidžia ir tiek. Tai kai netgi, jeigu ten būtų 3 tik tai lietuviai bėgiojantis, bet būtų asociacija kažkokia su jais, gal kitaip ten tą LKL žiūrėčiau. Aš nacionalinį lygoje, tai žinai, prieš tą treniravęs, prieš tą lošęs, su to tą bendrą turėjau, tas to brolis, tas to kažkas. Ir žinai, kur be atėjus, žinai, mano žmona sako, neįdomu man čia nieko žiūrėti, papasako kažką kaip. Ir aš tada pradedu, važiuok, tas žaidėjas lošė pas tą trenerį, jis jam nedavė lošti, dabar jis bandys kažką įrodyti, o tas gavo į dantis, tai dabar jisai ten griežia kažką, o tas šiaip žaidžia labai gerai, bet kiekvieną kartą, kai susitinka su žaidėju X, jie prideda į kelnes ir jis taip būna savo šešėlį. Ir va, tokius, žinai, kitų tokių visokių peripetijų kažkur kažką, žinai, sako, žiūrėk, kaip įdomu, tiksliai jisai tai bijo lošti, o tiksliai tas tai ten pykčio perpiltas, neaišku dėl ko. Ir pasidaro tos rungtynės įdomesnės. Tai va tas sąsaja, tas kažkoksai tai su žaidėjai, su... Bondas, angliškai, bondas. Jo, tai va, ryšys, bond yra ryšys. Skim, to ryšio buvimas, tai man nuoširdžiai, man ten gali patikti ar nepatikti. Dar Kauno atletas lošdavo nacionaliniai, Kauno mega lošdavo nacionaliniai, tai va, su Giedriu Kurtinaičiu ne vieną kartą sėdėjom, žiūrėdami į mares, dalindamėsi kavos padelį ar kitokį nealkoholinį kažkur tai. Ir važinai, pažįsti Giedrių, pažįsti ten tą žaidėją, koks ten Ignas Juškevičius. O prieš jį aš ten Vilniui kokius 10+ mačų turėjau ruošti, žaisti, spręsti jo kažkokius iššūkius, dabar jis lošia pas Giedrių, varžovai turi ten dar kažką vėl spręsti, kaip atletė treniravomės, Ignas lošia ten kažkur kitam klube, Tauragė ir kažkur. Ir žinai, ir yra tokių visokių sąsajų, tada man natūraliai įdomu žiūrėti ir RKL, ir NKL ir panašiai. Tai va. Ir tas moterų krepšinis, nuo moterų nuklydom, tai va, moterų krepšinį irgi, kada aš jau pažinau tas merginas, tai yra šiek tiek kitas sportas, iš tos pačios vagos,
vadinkim, jeigu galima, bet šiek tiek kitoks sportas, bet aš žinau, kas mane asmeniškai žavi merginų krepšinėje ir turbūt atsiras klausytojas vienas kitas, kuris bus mane sutikęs random rungtynėse U16 mergaitės lošia, žinai, Žalgirio krepšinio centre, Pašilės gatvėje ir aš ten sėdžiu 2 kėlinukus žiūriu, žinai, kur ten lošia mergaitės, kur sunkiai atrodo, kad jom kažkas pavyksta, bet aš jau ten atrandu, kas man smagu. Tai tikiuosi tą moterų krepšinio žavesi, visi tie moterų krepšinio vedliai, lygų, klubų, rinktinės toliau sugebės atskleisti didesniam ratui žiūrovų. Neįsime žiūrėti dėjimų ir ten kažkokių pergalingų kažkokių situacijų. Reikia šiek tiek sėkmės, reikia šiek tiek pergalių, bet jau galima žavėtis tam tikrų komandiškumų, tam tikrais kitokiais merginų gebėjimais ir tikiuosi, taip, tas pokytis, pripažinsiu, kad yra didžiulis, ar pasivijo vyrus gal ne. Jeigu pavyks ten tai hebrytai susiburti ir laimėti kažkokį medalį, tai vyrai bus stipriai. Bus amazing. Bet tada jau man skambik darom podcastą ir aš tada jau šiek tiek su kitokiu tonu perduosiu žinutę visiems vyrų kašioram, šiek tiek slėpti tikrumus, pabrukti odegą po savo kitą vietą ir biškelį susiskleisti nuo to viso čia visažinio pasikėlimo, jo. Demonstravimo, tai va, sakykime. Trūksta tik to moteriško medalio, europinio kažkokio svaraus ar pasaulinio kokio, tai tada jau man skambink, tada aš jau tų hoteikų, žinok, būsiu parinkęs ir čia ant stalo prisirašęs kelis. Siūsim tada ir su pavardėm linkėjimus visiems tiem žinomam ir ekspertam. Jo. Žiūrėk, paskutinis klausimas, toks trumpas iš tikrųjų. Kaip manai, Matas Buzelis žais kada nors Lietuvos rinktiniai? Žais. Kada? Jis visiškas amerikonas, kas yra normaliai, teko su Matu net ir Nidos stovyklai, Team 9-7 stovyklai darbuotis vieną vasarą. Jis natūraliai yra Amerikoje užaugęs, visiškas amerikonas, bet jo tėčio, jo šeimos, jo tetos, tėčio sesers sąsajos, jo močiutės, visi seneliai, visos sąsajos su Lietuva yra tikrai labai stiprios. Kai jo tam tikri tikslai, galbūt rūkio kontraktas, pasikeitimas, persirišimas į tą jau, žinai, antrąjį tą tikrą kontraktą savo verties, galbūt to momento reikia sulaukti, galbūt dar kažko, tai kai jau šiek tiek tie visi tie NBA virtuvės niuansai, tie, sakykime, kai tu patenki NBA, ten yra sąrašiukas dalykų, kuriuos tau reikia išpildyti, įvykdyti, kad tu ten jau tai pilnai įsitvirtintum, kad tu nebūtum toksai, žinai, čia žiūrim, gausis ar nesigaus kažkas. Tai aš manau, kai tas sąrašiukas dalykų, kuriuo aš net ne visų žinau ir ne man suprasti, bet iš bendravimo su amerikiečiais pastaruoju metu nemažai ten susidarau įspūdį, kad ten yra kaip įsitvirtinti, kaip patapti visiškai to, žinai, tokiu, kaip sakyti, nepakeičiamų žaidėjų, kur tu ten esi, žinai, pilnavertis tas NBA žaidėjas. Tai galbūt kažkokie tokie dalykai jam ten susidėlios, susipildys. Sąsaja su Lietuva tikrai ne jo asmeninė, bet per jo ratą, per jo pačius artimiausius žmonės yra labai stipri. Ir negaliu sakyti, kad ateinančią vasarą neįsivaizduoju kada. Jis atvažiuos, jis pabandys, ar jo įsiliejimas bus, kaip čia tas toks, labiau pavykęs negu Domanto, matysim, neaišku. Ar kaip ten jam dėliosies, čia jau, sakykime, jau priklausys nuo labai daug kintamųjų, to aš negaliu pasakyti, bet kad jisai tikrai kelias vasaras pabandys kažką nuveikti. 28 olimpinės, jeigu mes pateksim, Matas tikrai, čia duodu, nežinau, 99,99%, sakys, noriu ten būti, noriu kapotis ten su tais visais senais, rodyti tą savo vietą, vertą ir sieti savo identitetą su Lietuva, tam tikrą dalinį identitetą su Lietuva. Tai, sakykime, patekimas į olimpiadą stipriai, manau, paspartintų, jeigu čia neaišku, tai kaip ten bus, bet tikrai net nebejoju.
Ačiū Tomai, laukiam grįžtančio į Lietuvą po sezono, tikiuosi, kad Austrija ilgai neužtruks ir kad Lietuvoje atsiras organizacija, kuri tau duos vadeles ir įdomų darbą ir panašiai. Tai atsisveikinam su žiūrovais, dar neatsijung, dar pakalbėsim nespaudai šiek tiek. Tai ačiū visiems žiūrėjusiem šitą video, sutilpom į valandą, labai gerai, netikėta su Tomu Keršiu, kad sutilptum į valandą, bet ačiū Tomui už labai pozityves ir negatyves mintis, bet kažką pabandėm papasakoti šito pokalbiu, o galbūt ir pratęsim, jeigu jums patiks, jeigu atsiras papildomų klausimų, galbūt padarysim antrą dalį. Tai ačiū Tomai, ačiū žiūrovams, iki. Ačiū, kad pakvietei.